Kodėl vyras lieka santykiuose, kuriuose nėra laimingas? Daugelis mano, kad vyrui blogai bus, jisai išeis, jis paliks moterį. Deja, gyvenime viskas daug sudėtingiau. Kartais vyras gyvena santykiuose, kuriuose seniai nebėra nei ramybės, nei artumo, nei džiaugsmo. Skyrybos jau buvo paskelbtos daug kartų. Daiktai sukrauti, bet durys dar neužtrenktos. Po savaitės, mėnesio daiktai išpakuojami ir vėl prasideda viskas iš naujo. Kodėl? Nes žmonės dažnai laikosi ne dėl meilės. Jie laikosi iš baimės. Iš baimės likti vieniems, būti blogu žmogumi, baimė sugriauti šeimą, baimė prarasti įprastą gyvenimą, baimė būti pasmerktam sociume. Kartais vyras nebegyvena su moterim, jis gyvena su savo kalte. Kartais nebesaugo santykių, jis saugo paprasčiausiai savo įvaizdį, o kartais abu partneriai jau seniai kovoja ne vienas su kitu, o su savo senomis traumomis, kurios per kitą žmogų vis išlenda ir išlenda į paviršių. Psichologijoje tai vadinama trigeriais. Iš šalies atrodo, visi taip mano, kodėl jie neišsiskiria, o iš tiesų abu gali būti įstrigę nematomose emocinėse pinklėse, emocinėme kalėjime. Karminėje numerologijoje ir taropsichologijoje dažnai matau vieną įdomų reiškinį. Žmogų gali laikyti ne meilė, o neišmokta pamoka, priklausomybė nuo emocinių supynių, gelbėtojų vaidmuo arba baimė susitikti pačiam su savimi. Todėl kartais poros išsiskiria fiziškai, bet emociškai niekada neišsiskiria, o kartais gyvena po vienu stogu ir jau seniai nėra kartu. Ir čia labai svarbus momentas. Abjuzas nėra tik vien vyrų problema. Apie vyrų smurtą kalbama daug. Apie moterų manipulacijas, emocinį šantažą, kontrolę, nuolatinę kritiką, aukos vaidmenį ir kaltės primetimą kalbama daug rečiau. Bet aš apie tai kalbėsiu, nes turiu tikrai daug patirties, daug teko padėti porų suprasti tai, pereiti per tai. Tai galiu aš apie tai kalbėti, nes turiu tikrai patirties. Nes apie tai kalbėti reikėtų, nes skaudinti gali vienas kitą abi pusės, ne tik vyrai moteris, bet ir moterys vyrus. Kitame įraše panagrinėsime būtent, kodėl žmonės metus lieka santykiuose, kurie juos naikina, kaip veikia emocinis prisirišimas, trauma, abjuzas ir ką apie tai sako taro bei karminė numerologija. Patikėkite, kai kurių porų istorijose meilės jau seniai nebėra. Lieka tik baimė, kaltė ir įprotis kentėti. Tad iki kitų susitikimų.